žodis ne žvirblis. Klausyk, broliuk, ar nematei mano akinių nuo saulės? Atrodo, vakar čia jos palikau. Akinių? Taip. Radau jos ir įdėjau į bardačioką. Pažiūrėk ten. Į bardačioką? O ką? Ar ne taip vadinama mašinos vieta, kur dedami įvairūs smulkus daiktai? Na, šią mašinos vietą galima būtų vadinti įvairiai. Parankinė, daiktinė, dėklė ar panašiai. Bet man atrodo, kad bene tinkamiausias žodis yra daiktadėžė. Nes jis turbūt tiksliausiai nurodo, kad ši vieta skirta įvairioms smulkmenoms sudėti. O tai kodėl netinka žodis bardačiokas? Šis žodis pasiskolintas iš slavų kalbų. O nejaugi mūsų kalba tokia prasta, kad negalėtumėm rasti savo lietuviško žodžio. Žinai, gal tu ir gerai sakai. Vadinsiu šitą vietą daiktadėžė. Bus ir lietuviškiau, ir aiškiau. Oho, kiek daiktadėžėje visko prisikrovęs. Ai, tai kad visko nors prisireikia. Už tai tiek tų daiktų ir prisikaupė. Tai baigęs taisyti mašiną, galėtum ir daiktadėžę susitvarkyti. Gal ir susitvarkysiu. Tai radai ten savo akinius. Taip, radau. Labai ačiū. Sesutė, sutvarkyk man daiktadėžę, ką? Tu ką? Aš šitiek turiu darbo. Prašau. Broliuk, netingėk. Savo daiktadėžę pats susitvarkysi. Ot sesės šiais laikais.